DJI Mini 2SE droną esu pristatęs neblogai praeitose savo filmukuose. Tai rodžiau, kaip įmanoma toli su šiuo dronu nuskristi, kokias funkcijas atlieka, kaip lengvai valdos ir kaip gražiai filmuoja kamera. Tačiau niekados jums nerodžiau, ką įmanoma padaryti su šiuo mygtuku. Aišku, turbūt esu informavęs, kad cinematic režimas reiškia filmavimui skirtas. Tai va dabar pabandysiu įdomių daug kadrų sudėlioti ir pasižiūrėsim, kas iš to gausis. Ok, mėginu kilstelt. Įjungiu dabar cinematic režimą. Ir dronas dabar turėtų labai lėtai viską atlikti. Čia yra pilni jo gazai. Matom, skrenda tikrai labai lėtai. Dar kartą parodysiu, kaip smarkiai skiriasi režimai. Žiūrėkit, priekį, atgal. Dabar į šonus. Dabar įjungiu normal režimą. Į priekį, atgal, į šonus. Ir dabar įjungiu sporto režimą. Į šonus. Ir į priekį, atgal. Matot, kaip skiriasi greitis. Na va, praskridau jau lygiai 5 akumuliatorius. Mokinuosi vis dar tą cinematic režimą, bet tikiu, kai viskas susidėlios, gausis visai gražiai. Galima bus pagreitinti, galima bus palėtinti. Šiaip tai įsimetu į kuprinę. Ir visai gerai gabenti. Mane tikrai truputėlį gamykla nustebino su šito droniuko kaina, jeigu atvirai. Jo kaina yra, mano manimu, žema. Dėl to, kad numušė pirmiausiai visų žaislinių dronų pardavimus. Galėjo tikrai didesnę kainą statyti lygiai, taip pat, manau, būtų pirkę žmonės, nes nėra alternatyvių produktų, nėra konkurencijos visiškai. Dėl to neprekiauju kito gamintojo produktais, nes prekiaudamas kito gamintojo produktais jums parduosiu vieną kartą. Jūs po 2-3 metų norėdami atsinaujinti negrįžtit atgal nusipirkti, o jeigu parduosiu DJI droną, jūs tikrai grįšit pas mane atgal. Tai truputėlį ir nervina, kad nėra konkurencijos, kadangi būtų maržos geresnės, būtų galima žmonėm rinktis, o dabar tai yra tiesiog vienas monopolistas ir viskas. Tas biškį užknisa mane. O kadangi miniukų yra galimybė rinktis su skirtingais valdymo pultais, skirtingais modeliais, skirtingom komplektacijom, tai rekomenduoju arba pasiskambinti mums, arba užsukti į Savanorių prospekto 206 Kaune. Parodysiu gyvai ir bus daug lengviau apsispręsti, kuris jums yra reikalingas. O šiaip jo, labai dažnai su šitu miniuku antru pats skraidau, nes jo man užtenka jo galimybių. Na, jeigu norite, aišku, stipriausios kameros, visų papildomų funkcijų, reikėtų rinktis tai, kas naujausia. Dar galim aptarti drono komplektaciją. Tai pas mane yra paimtas kombo paketas, tai reiškia iš viso 3 baterijos, čia 2 ir 1 dronė, krovimo stotelė, tašytė, atsarginiai sparneliai. Aš žinau, kad man reikės skristi daug, dėl to imu iš karto kombo, gaunas šiek tiek pigiau, bet kita vertus, jeigu jums tai pirmas dronas ir nežinote, ar patiks, nežinote, ar reikės daug skraidyti, tikrai rekomenduoju pasiimti ir paprastą variantą, pamatysit per mėnesį laiko, ko trūksta, neišleisti iš karto daug pinigų, po to dasipirksit tiesiog. Galbūt vietoj tašės originalios turit kokį lagaminuką, galbūt fotiko dėkliuką, kuris net kainuoja pigiau, galima sutaupyti. Galbūt užteks vienos papildomos baterijos, tada taip jums šitie aksesuarai tiesiog atkrenta, nereikia. Tai va.